pavasario rubrikoje kelis metus iš eilės žiūrovų simpatijų prizus festivalyje pelnęs kontroversiškas Pietų Korėjos režisierius Kim Ki-dukas. Šiemet režisieriui išskirtinis dėmesys bus parodyti 9 jo filmai atskiroje retrospektyvinėje programoje. Aš pirmą kartą pamačiau 2004 metais kino pavasarį filmą Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir vėl pavasaris. Jis tuo momentu mane užbūrė vaizdu, kurio iki to laiko kažkaip nebuvau mačius, sakykime, taip, toks gražus paveiksliukas. 2004 šiaip jau ir buvo Kim Ki-duko metai, nes tais metais jisai buvo pripažintas kone visų žymiųjų Europos kino festivalių. Kim Ki-dukas pats ir piešia nuo vaikystės, tai jis labai puikiai suvokia kadrą, labai gražiai išdėlioja detalės ir kita vertus tie peizažai, tai jie yra tokie atitrūkę nuo realybės, tarsi sapno būsena, pastelinės, gražios spalvos ir per tai dar labiau išryškinamas tas gyvenimo trapumas ar toks atitrūkimas tarp žmogaus norų ir to, kas iš vis vyksta realybėje. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir vėl pavasaris. Man paliko tas filmas tokį įspūdį, kad aš dar kelias dienas vaikščiau tokia labai geros būsenos, geresnė nei visada ir labiau besišypsanti. Ir visi žmonės, pažįstami bičiuliai ar net tik pirmą kartą sutikti žmonės, susitikdavo mieste ir sakydavo, ar tu matei tą filmą, ar tu jį matei, ar čia kas čia per režisierius, kuris palieka mus tokius visus kaip kažkaip užburtus. Tušti namai buvo kritikų krikštijamas kaip vienas išradingiausių metų filmų ir tai, kad būtent labai minimaliom priemonėm, nes Kim Ki-duko filmai kuo pasižymi, kad tai yra minimalus siužetas, minimalus dialogai. Filmuoja jis labai greitai, per 16 dienų ar dar trumpiau. Tai režisierius, kaip sakyti, sukūręs pats save ir atėjęs tarsi iš niekur ir pateikęs tokį gan savitą pasaulio matymą. 96 metais jisai sukūrė pirmą savo debiutinį filmą, Krokodilas jisai vadinosi, ir nuo tada Kim Ki-dukui pradėta klijuoti etiketę tokio žiauraus režisieriaus, supykusio ant realybės ir aplinkos, kurios jisai galbūt nelabai supranta ir kita vertus žino, kad jos negali kontroliuoti taip paprastai. Ir jo herojai būtent irgi yra tie, kurie yra niekaip nepritampantis prie aplinkos ir protestuojantis prieš ją, kitą kartą žalodami patys save. Tai yra vienas iš tų režisierių, kuris sugeba filmus kurti tokius, į kuriuos tu pasineri taip, tarsi pats juose būtum. Tik tai tam reikia tam tikros vidinės ramybės, atėjimo į filmą susikaupus ir jeigu sugebėjai į tai pasinerti, tai tada jau Kim Ki-dukas vieną kartą buvęs tavo ir lieka tavo visą laiką.